Aišku, jau apskritai pirmose, sakykime, tam sezono starte daug didesnė rolė, negu galėjome tikėtis čia. Nu, paguldo savo varžovą Liujisas. Paskutiniam sekundėm. Ir kaip leido Liujisui pražangą. Rodė labai gerai pirmajame rungtynių ketvirtyje, manau, jog Virginijus Šeškus irgi galėtų sakyti tą patį, jog nežaidėme gerai, bet vis dar esame rungtynių. Kamuolys net neliečia lanką ir galiausiai kamuolį po savo kirčiu. Atsikovoja uteniškiai Aiviai. Jo perdavimą. Liujisas veržiasi į kairę, lieka 1-1 izoliacijoje prieš Vaitkų, gera verpstė ir taškai krepšyje. Nenuotolio. Ir beje, taip pat reikėtų pasveikinti Dustiną Morkūną su debiutu. Komandos pusėje. Kągi, viena iš esminių laisvas Liujisas iš toli, iš kampo, metimas yra. Atgal savo komandos draugams, vėl Liujisas 5 sekundės atakai, reikėtų galvoti apie metimą Jonaviečiams. Ir Maiklas Liujisas. Su skirtumu šiandieną, kadangi Žalgiris turi 24 taškų persvarą prieš svečius iš Jonavos. Liujiso. Nukreipia dėmesį Nas Jogėla, gerai kirsdamas po krepšiu, čia Nais kaip išsirasai. Relikas lieka su Liujisu. Iš toli ir 3. O Rytas tritaškius tragiškai meta šį sezoną 11 vietoje pagal šį statistikos komponentą, bet seif. Juda į priekį. Rungtynės Jonavos komanda pradeda čia taikliu. Akivaizdus dalykas, bet aišku, tiek tikrai klaidų turi mažiau daryti, tiek tokių epizodų kaip tada. Tačiau pasvaliečiai atstovi tuos momentus. Tada įleidęs į aikštę tiek Džeką, tiek Johnson. Jo rankose kamuolys. Įmetamas tačiau krepšio. Kamuolys Šeškui, šis atmeta tiesiai. Liujisas. Ilgas perdavimas. Labai geras. Tiesa, kaip ir minėjau, dabar jau Utenos komanda priekė. Maiklas Liujisas. Jo metimas iš tolimo nuotolio. Liujisas. Žaidimas 2-2, užkabintas kamuolys. Zukauskas, Suleimonas, Kariniauskas. Kozys šiandien tikrai gerai atrodė trečiam kėliny, tai nenuostabu. Čia kokį su kamuolį rankas žaidėjo rolėje. Kamuolį Liujisui, Liujisas jau arti krepšio, 2 taškai ir vėl Liujisas su kamuoliu. Nebloga perdavimą iškišė Marėlį po krepšiu, bet ten Johnsonas. Ir banalu, bet tikrai tritaškai reikėjo kaip oro. Dabar nesukalbėjimas gynyboje ir...
Imasi iniciatyvos ir gauna bloką, vėl kairė ranka, manau, reikėjo atakuoti Artynui Palikėnui, žaibiškas atsakymas. Tik tai 4 taškų persvara liko iš visos tos turėtos Jonavos, čia gerai surandamas Marelija. Marelija toli nuo krepšio iš rankų rankas Maikui Liujisui. Liujisas ir čia visiškai laisvas. Paliek. Marinuoja laiką. Liujisas žaidžia 1-1 ir pataiko. Na, kai toks didžiulė praraja skiria komandas, tai galima ir surizikuoti. Geras nervingumas didėja ir žinome, kad Jonava žaidžia namuose. Keli metimai gali pakeisti iš visai. Perdavimas Beniušiui. Viskas baigėsi klaida. Oi! Marelija iš rankų rankas su Liujisu. Daug driblingo. Marelija iš pakrepčio Dučinio lygoje. Abejoju, ir dėl šių sirgaliai sirgtų už Mažeikių ekipą. Na, bet ką gali žinoti.